Visi jau esate girdėję apie pabradės poligone dingusį Jungtinių valstijų kariuomenės šarvuotį su 4 kariais. Kariuomenėje pastoviai pasitaiko nelaimingų atsitikimų, bet šitas atvejis yra ypatingai mįslingas ir tik dabar turime pakankamai informacijos, kad galėtume ką nors komentuoti. Šarvuotis dingo antradienį 16:45 min, kai buvo išsiųstas padėti kitam sugedusiam technikos vienetui. Netrukus po dingimo šarvuotis aptiktas nuošalioje pelkėje už poligono ribų. Sprendžiant iš vaizdų įvykio vietoje, jokia gelbėjimo operacija dar nevyksta. Kol kas jai tik ruošiamas ir pirmiausia buvo padarytas kelias, kuriuo įvykio vietą galėtų atvykti sunkioji technika. Paskui imta sausinti pelkę ir tik po to bus galima kalbėti apie kokį nors šarvuočio ištraukimą. Kariškiai prisipažino nežinantis, kur tiksliai yra tas šarvuotis. Jie tik žino, kad jis yra štai šioje pelkėje. Tai reiškia, kad mašina nebuvo aptikta fiziškai. Jie turbūt atsekė šarvuotį pagal GPS arba radio signalą. Pats pradingęs šarvuotis yra M88 Hercules. Tai ant tanko Abrams platformos padarytas šarvuotas traktorius, skirtas gelbėti mūšio lauke pamuštus tankus ir kitas kovos mašinas. Atkreipkite dėmesį jo konstrukciją. Ši mašina turi liukus viršuje ir dureles šonuose, taigi net jei jie apvirto aukštyn vikšrais, įgula turėjo sugebėti išlipti lauk, net ir įkritę į pelkę, o pelkėje žmogui paskęsti yra labai sunku. Taigi mašina greičiausiai ne tik paskendo po vandeniu, bet ir prasmego į dumblą. Todėl įgula negalėjo ištrūkti, o nusausinti pelkę ir iš dumblo iškasti mašiną gali užtrukti kelias savaitės. Kyla klausimas, kas galėjo sukelti tokią nelaimę? Mašina dingo už poligono ribų, tokioje vietovėje, kur net normalaus kelio nėra, tad kaip jinai iš viso sugebėjo tenai atvažiuoti. Viena versija yra aplaidus karių ir vadovybės elgesys. Galbūt kariai norėjo išmėginti mašinos pravažumą, bet mes žinome, kad jie nepasilinksminti važiavo į konkrečią užduotį, tad ši teorija mažai tikėtina. Atsitiko kažkas, kad mašina nukrypo nuo kurso ir pateko ten, kur visai neturėjo būti. Galbūt kariai nusprendė dezertiruoti ir pereiti į rusų pusę, tad savo mašiną įmetė į pelkę, o galbūt net ne į pelkę, galbūt tik savo ryšio priemonės, kad suklaidintų gelbėtus, o patys perėjo Baltarusijos sieną. Ši teorija yra mažai tikėtina, nes Lietuvos-Baltarusijos siena yra gerai saugoma ir jie būtų buvę pastebėti. Tačiau įmanoma sabotažo versija. Kadangi pabradės poligonas yra arti Baltarusijos sienos, rusai galėjo sutrikdyti šarvuočio GPS signalą ir nuvesti į pelkę, kuris ir nuskendo. Pastaruoju metu mes matėme daug mįslingų orlaivių avarijų, kaip tik dėl neteisingų navigacijos duomenų, kaip pavyzdžiui DHL lėktuvo katastrofa Liepkalnyje. Taip pat žinome, kad Rusija trikdo GPS signalą Baltijos jūroje. Taip pat Rusija galėjo pasitelkti dirbtinį intelektą, kad nukopijuotų kokio nors Jungtinių valstijų karininko balsą. Tada per radio signalą balsu galėtų duoti neteisingus nurodymus ir neteisingas koordinatės šarvuočio įgulai, kad juos nuvestų į pelkę, nes joks įvyko proto žmogus tikrai nevažiuotų tiesiai į ežerą. Tai gali būti, kad rusų agentas karininko balsu šarvuočio įgulą patikino, kad tas ežeras tik nedidelė bala. Balso klonavimo taktiką rusai jau yra išbandę Ukrainoje ir jau tai suspėjo sukelti žmonių žūčių. Įdomu ir tai, kad šalia tos įvykio vietos eina svarbus dujotiekis ir rusų žiniasklaida laikosi labai santūriai šios situacijos atžvilgiu ir stengiasi neatkreipti į save dėmesio, kad įtarimas nekristų ant jų. O ką jūs manote? Parašykite komentaruose. Ačiū žiūrėjusiems, iki kitų.